Tai manau, kad ne vienam žiūrovui galbūt iškiltų klausimas, ką reikėtų daryti, jeigu gauni skambutį iš policijos. Taip, tai jeigu paskambina nežinomas telefono numeris ir prisistato asmuo, kad skambina iš policijos, visų pirma reikėtų įsitikinti skambinančiojo tapatybę. Kadangi, kaip ir prieš šitą podcastą kalbėjom su Brigita, yra tokia problema, kad neretai pasitaiko sukčiaujančių asmenų, kurie skambina, prisistato, kad yra iš policijos, ir bando išvilioti visokią jautrią informaciją iš savo aukų, neretai ir banko prisijungimus ir kitus kodus, ir tokiu būdu pasisavina nukentėjusiųjų pinigus. Taigi vis dėlto pirmiausia, ką reikėtų padaryti sulaukus tokio skambučio, jeigu neprisistatė asmuo savo vardu ir pavardę, tai reikėtų paklausti būtent vardo ir pavardės pareigūno, taip pat pareigūno reikėtų paklausti pareigų ir taip pat paklausti, iš kokios būtent ikiteisminio tyrimo įstaigos, institucijos tas asmuo skambina. Toliau reikėtų paklausti, kokiu tikslu yra atliekamas šitas skambutis. Kadangi, kai asmenys yra šaukiami atvykti į apklausas, liudytojais, specialiaisiais liudytojais ar įtariamaisiais, jiems dažniausiai yra siunčiamas šaukimas arba jų gyvenamosios vietos adresu arba elektroniniu paštu. Šiuo atveju, jeigu jokio šaukimo nesate gavę ir tikrai nežinote, su kuo susijęs tas skambutis, visada reikėtų paklausti, koks yra šio skambučio tikslas. Tuomet, sužinojus skambučio tikslą, greičiausiai bus pasakyta, kad mes norime jūs iškviesti į apklausą arba norime atvykti jūsų apklausti. Kartais ir tai būna, tai reikėtų tuomet pasiklausti pareigūno ar pareigūnės, kuris skambina, tai koks yra asmens procesinis statusas. Procesinis statusas tai yra vaidmuo baudžiamajame procese. Ir nuo to priklauso, kokias teisės jūs turite ir kokiamis teisėmis jūs galite naudotis. Tai jeigu jūs kviečia liudytojų, sakykime, ar ne, tai atsisakyti būti apklausimas liudytojų jūs negalite, atvykti turėsite. Vengti šitos apklausos negalima, kadangi gali būti skirta bauda ar priverstinis atvesdinimas atlikti procesinius veiksmus, tačiau jūs turite teisę turėti atstovą tokios apklausos metu, jeigu nesijaučiate tvirtai. Taigi jūs turite įstatymo garantuojamą teisę dalyvauti tokioje apklausoje su advokatu kaip atstovu ir ją laisvai galite naudotis. Netgi jeigu jums ir bandytų sakyti pareigūnai, kad jūs kviečiam liudytojų, jums atstovas yra nereikalingas ir taip toliau, kas kartais taip pat nutinka, šiuo atveju reikėtų žinoti savo teises ir būtent baudžiamo proceso kodekse yra numatyta teisė turėti advokatą, atstovą tokios apklausos metu. Jeigu esate kviečiamas specialiuoju liudytoju, tai jau reikėtų žinoti, kad esate, kaip populiaru sakyti, tarp advokatų be 5 minučių įtariamasis. Kitaip tariant, kad jeigu jūs jau esate kviečiamas apklausti specialiuoju liudytoju, tai galimai ikiteisminio tyrimo institucija yra susijusi, yra surinkusi tam tikrą kiekį informacijos, iš kurios mano, kad jūs galite būti padaręs, įvykdęs nusikalstamą veiką, tačiau tų duomenų kol kas nepakanka įtarimui pareikšti, kad taptumėte įtariamuoju. Ir tada jūs siekia jo apklausti apie jūsų paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. Tai jeigu jūs esate kviečiamas tokiu statusu, tai jūs turite teisę atsisakyti duoti bet kokius parodymus ir žinoma, turite teisę dalyvauti su gynėju tokios apklausos metu, nes kaip ir minėjau, viskas, ką jūs pasakysite, gali ir bus panaudota vėliau prieš jūs tiek ikiteisminio tyrimo metu, tiek ir teisme. Ir žinoma, jeigu jau esate šaukiamas į policiją dalyvauti apklausoje įtariamuoju, reiškia, jau ikiteisminio tyrimo institucija turi sukaupusi pakankamai duomenų, kad galėtų pareikšti jums įtarimą dėl konkrečios nusikalstamos veikos ir tas įtarimas jums bus pareikštas, taigi jūs turite teisę turėti gynėją ir dalyvauti apklausoje su gynėju. Be gynėjo dalyvauti apklausoje aš nerekomenduočiau, kadangi būtent pirminiai parodymai, kurie yra duoti ikiteisminio tyrimo metu, yra patys svarbiausi ir jais dažniausiai yra remiamasi viso ikiteisminio tyrimo metu ir taip pat baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad jeigu jūs esate kviečiamas apklausti liudytojų, tačiau jūs nori apklausinėti apie jūsų artimojo, tai yra vyro, žmonos, vaikų, brolio, sesers ar kitų tėvų ar kitų artimųjų giminaičių padarytą nusikalstamą veiką, jūs taip pat pagal baudžiamo proceso kodeksą turite teisę atsisakyti duoti bet kokius parodymus prieš savo artimą šeimos narį.